Labas vakaras. Po 4 metų Japonijoje į Lietuvą sugrįžęs Dainius Adomaitis pasiruošęs kitam trenerio karjeros etapui. Laiku su šeima besimėgaujantis strategas netitrūksta nuo Lietuvos krepšinio ir pasidalijo savo įžvalgomis. Į Lietuvą iš Japonijos neseniai sugrįžęs Dainius Adomaitis lankėsi Beno Matkevičiaus organizuojamoje B8 Summit krepšinio konferencijoje. Ten jis pasidalijo įgytą patirtimi treniruojant Tokijo Alvark klubą. Nuo 2022 Japonijoje gyvenęs Adomaitis šį sezoną kartu su asistentu Evaldu Beržininkaičiu iškovojo pirmąjį trofėjų Japonijoje. Tapo šalies imperatoriaus taurės čempionais. Tiesa, Japonijos čempionate lietuvio treniruojama ekipa pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, o treneris po sezono atsisveikino su Tokijo klubu. Planas pabūti kuo ilgiau nuostabiau šaly Lietuvoje ir kuo daugiau praleisti laiko su šeima dabar ir po truputį planuotis tos variantus tokius, kas toliau. Nors Adomaitį ir Lietuvą skyrė daugiau nei 8000 kilometrų, buvęs Lietuvos rinktinės treneris nuo lietuviško krepšinio neatitrūko. Praėjusią savaitę Lietuvos krepšininkai su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais užbaigė pirmąjį 2027 pasaulio čempionato atrankos etapą. Todėl dabar Lietuvos rinktinės galimybės patekti į pasaulio čempionatą blėsta. Manau, kad visus netenkina ta situacija, kas liečia rezultatą. Geriausias dalykas šitoje situacijoje, kad dar yra neprarastas šansas papulti į čempionatą ir manau visi turim kiek galima labiau palaikyti ir sirgti už rinktinę, kad jie papultų į tą pasaulio čempionatą. Kaip ir daugelio Lietuvos krepšinio sirgalių, taip ir Adomaičio akys krypsta į įspūdingą formą demonstruojantį ąžuolą Tubelį. Strategas 24 aukštaūgį pažįsta jau seniai. Dar prieš Tubeliui išvykstant į Jungtines Valstijas Adomaitis treniravo Vilniaus Rytą, kurio sistemoje augo ir dabartinis žalgirietis. Treneris sako, jau tada buvo galima matyti jo potencialą. Begalinis džiaugsmas, kad vaikas taip užaugo iki tokio lygio ir tą mentalitetą tokį turi, kad tas lubas jisai pats kelia aukštyn ir čia, gali drąsiai sakyti, tai auga superžvaigždė Lietuvos krepšiniui. 2015-aisiais Adomaitis ir Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą klubo istorijoje pasipuošė Lietuvos krepšinio lygos bronzą. Šį sezoną uteniškiai po istorinio žygio pasipuošė sidabru. Labai svarbu tokiam komandom turėti tokius gerus sezonus kaip Juventusas, nes tai yra vėl fanai, bus pilna salė, galimybė dalyvauti europiniuose turnyruose, tai yra be galo svarbu, manau, tai tikrai džiugu. Tačiau dar ketvirtfinalio serijoje Juventus 2-0 eliminavo Vilniaus Ryto krepšininkus, kurie prieš kelias savaitės pirmą kartą klubo istorijoje laimėjo FIBA čempionų lygos taurę. Po nesėkmingo ketvirtfinalio sostinės komanda atsisveikino su treneriu Giedriumi Žibėnu. Mes treneriai įsidarbiname klubuose ir ne patys save atsileidžiame iš klubų. Gal ir nustebino, kad tas sprendimas buvo priimtas taip greitai. Vis tiek norisi labiau, kad būtų tas tokia pirmiau analizė, kodėl nutiko, tarkim, pralaimėjimas, kodėl jisai buvo ir po to priimamas sprendimas. Bet vėl, aš esu labai prastas komentatorius ir vertintojas, nes tu nežinai, kas buvo komandoje ir taip toliau. Per karjerą Adomaitis yra treniravęs Vilniaus Ryto, Utenos Juventus, Jeruzalės Hapoel, Klaipėdos Neptūno ir Vloclaveko Anvil komandas.